Su klausimais apie grindų šiltinimą susiduriu nuolat. Štai ateina žmogus pas mane ir sako, Robertai, kaip apšiltinti grindis va tokiam namui. Ir tada pagalvokim dabar kartu, kiek reikia išsiaiškinti pradinių sąlygų tam, kad galima būtų atsakyti į šitą klausimą. Tai pirmiausiai, kokia tai patalpa ir kokią temperatūrą mes ten norim palaikyti, jeigu jau kalbėt apie šiltinimą grindų. Ne? Tai kitas dalykas, kokia grindų danga bus, kokio tipo grindys bendrai bus. Vienas dalykas, kada jūs klojat kietasias lakštinės medžiagas kaip šiltinimo medžiagą ir, sakykime, darot šildomas grindis ir darot paviršių kažkokią keramiką dengiat, ar ne? Tai yra vienas tipas. Kitas tipas visiškai skirtingas, kada jūs darot medinius gulekšnius ir darot kažkokias tai medinės grindis, klojat parketą ir po šitomis grindimis, kaip šiltinti jas. Dar vienas dalykas, kokie pamatai yra namo. Kodėl nuo to priklauso? Todėl, kad jeigu pamatai yra juostiniai, įgilinti, tokiu atveju per juos vidinis namo plotas įšals kur kas mažiau, negu kad jeigu pamatai poliniai su rostverku, tada per gruntą eina, gali praeiti šaltis iki pat vidurio namo, jeigu namas nelabai didelis. Todėl nuo to taip pat priklausys, kiek kokių sluoksnių reikia šiltinti ir taip toliau. Štai matot, kiek įvairių niuansų yra tam, kad mes galėtume priimti jau galutinį konkretų sprendimą, kiek reikia išsiaiškinti. Taigi, tikrai vertėtų paanalizuoti šitos dalykus ir sudėlioti viską protui į lentynėlės, kad būtų aiškiau. Taigi, aš ir darau laidas apie atskirų konstrukcijų šiltinimą tam, kad sudėliot viską pagal sąlygas, kurias kelia žmogus savo būstui. Tai apie grindų šiltinimą taip pat kalbu atskiroje laidoje. Žiūrėkit tiems, kas įdomu, stebėkit šitas laidas ir atraskim pačius racionaliausius ir pačius ekonomiškiausius sprendimus kartu.